Plano vaizde priartiname darbo zoną. Greitos prieigos juostoje išskleidžiame 3D vaizdo mygtuką ir pasirenkame komandą kamerą. Kursoriumi nurodome vaizdo kameros vietą plane ir žvilgsnio kryptį. Atsidaro vaizdas per kamerą. Apatinėje instrumentų juostoje galima pasirinkti vaizdo stilių. Nustatome Realistic. Dialogo lange Properties skyriuje Graphic Display Options spaudžiame mygtuką Edit. Atsidariusime dialogo lange įjungiame funkciją Smooth Lines with Anti-Aliasing. Išskleidžiame skyrių Shadows ir įjungiame funkciją Show Ambient Shadows. Spaudžiame OK. Modelio elementų linijos tampa lygesnės ir atsiranda natūralūs šešėliai. Aktyvuojame plano vaizdą ir instrumentų juostos interpe Architectural pasirenkame komandą Component. Spaudžiame mygtuką Load Family. Atsidariusime dialogo lange iš katalogo Entourage pasirenkame reikalingą aplinkos elementų šeimą. Plane kursoriumi nurodome elemento išsidėstymo vietą. Elemento padėtį galima koreguoti. Pasukti, perkelti. Įkeltas elementas atvaizduojamas vaizde per kamerą. Aktyvuojame lubų planą ir instrumentų juostos interpe Architectural pasirenkame komandą Component. Dialogo lange Properties iš sąrašo pasirenkame reikalingą šviestuvą. Lubų plano vaizde kursoriumi nurodome šviestuvo išsidėstymo vietą. Klaviatūroje 2 kartus spaudžiame Escape. Pažymime šviestuvą ir klaviatūros klavišos Space pagalba pasukame jį 90 laipsnių kampu. Instrumentų juostoje pasirenkame komandą Copy. Plane kursoriumi spaudžiame bet kurioje vietoje, nurodome kopijavimo kryptį ir poslinkio reikšmę. Norėdami pakartoti kopijavimo operaciją, klaviatūroje spaudžiame Enter ir atliekame tos pačius veiksmus. Klaviatūroje 2 kartus spaudžiame Escape. Lubų plano vaizde rėmeliu iš kairės į dešinę pažymime visus šviestuvus. Instrumentų juostoje spaudžiame filtro mygtuką Filter. Atsidariusime lange išjungiame nereikalingus elementus, o paliekame pažymėtus tik šviestuvus. Spaudžiame OK. Instrumentų juostoje pasirenkame komandą Selection Box. Programa sukuria ir atidaro 3D vaizdo fragmentą. 3D kubo pagalba pasukame vaizdą iš viršaus. Apatinėje instrumentų juostoje įjungiame funkciją Reveal Hidden Elements. Vaizde raudona spalva atvaizduojami visi anksčiau paslėpti elementai. Tame tarpe yra apribojantis pjūvio rėmas. Pažymime pjūvio rėmą ir rankenėlių pagalba koreguojame vaizdo ribas. Išjungiame paslėptų elementų matomumą. Pažymime perdangą ir paslėpiame ją. Tam klaviatūroje spaudžiame HH. Dialogo lange Properties skyriuje Graphics Display Options spaudžiame mygtuką Edit. Atsidariusime dialogo lange įjungiame funkciją Smooth Lines with Anti-Aliasing. Eilutėje Transparency nustatome skaidrumo reikšmę 0. Išskleidžiame skyrių Shadows
ir įjungiame funkciją Show Ambient Shadows. Spaudžiame mygtuką Apply. Eilutės Style pasirenkame atvaizdavimo stilių Realistic. Vėl spaudžiame Apply. Matome rezultatą. Išskleidžiame skyrių Lighting ir eilutės Hem pasirenkame apšvietimo nustatymą Interior Sun and Artificial. Norėdami pamatyti rezultatą, spaudžiame mygtuką Apply. Galima pakoreguoti šviesos ir šešėlių intensyvumą. Spaudžiame Apply ir OK. Išjungiame laikinai paslėptus elementus vaizde. Būdami 3D vaizde, klaviatūroje spaudžiame VV. Atsidaro dialogo langas Visibility Graphic. Interpo Model kategorijos skyriuje Visibility įskleidžiame skyrių Lighting Fixtures ir įjungiame šviesos šaltinių matomumą Light Source. Spaudžiame OK. Projekte atvaizduojami šviesos šaltiniai. Pažymime vieną šviestuvą. Dialogo lange Properties spaudžiame mygtuką Edit Type. Atsidariusime dialogo lange skyriuje Photometrics nustatome reikalingus šviestuvo parametrus. Čia galima pakeisti šviesos šaltinio dydį. Eilutė Light Loss Factor galima koreguoti šviesos šaltinio įtaką scenai. Eilutė Initial Intensity nustatome šviesos šaltinio galingumą atitinkamais matavimo vienetais. Eilutė Initial Color nustatome šviesos šaltinio įtaką scenos spalviniai gamai, pasirinktami reikalingą spalvų korekcijos šabloną. Uždarome dialogo langą ir matome, kaip pasikeitė scenos apšvietimas. Prieš pradedant vizualizaciją, scena turi būti tinkamai paruošta. Modelio elementams turi būti priskirtos medžiagos, išdėstyti aplinkos elementai, sureguliuotas apšvietimas ir kamera. Instrumentų juostos Interpe View pasirenkame komandą Render. Atsidaro vizualizacijos nustatymų dialogo langas Rendering. Pirmą kartą pasirenkame žemą vizualizacijos kokybę Draft. Skyriuje Lighting, eilutės Hem pasirenkame apšvietimo nustatymą Interior Sun and Artificial. Paspaudus mygtuką Artificial Lights galima išjungti vizualizacijoje nedalyvaujančius šviestuvus. Skyriuje Background galima pasirinkti fono parametrus. Atlikus reikalingus nustatymus, spaudžiame mygtuką Render. Programa pradeda generuoti scenos vizualizaciją. Sukurtą vizualizaciją galima išsaugoti projekte. Instrumentų juostos Interpe View pasirenkame komandą Render in Cloud. Atsidaro dialogo langas, kuriame spaudžiame mygtuką Continue. Atsidaro kitas dialogo langas, kuriame nustatome vizualizacijos parametrus. Pasirenkame vaizdą, kurį reikia vizualizuoti. Pasirenkame galimą failo tipą, tai video, paveikslėliai ar kitas. Nustatome vizualizacijos kokybę ir atliekame kitus reikalingus nustatymus.
Įjungiame funkciją Email me when complete. Spaudžiame mygtuką Start rendering. Programa nusiunčia scenos vizualizaciją į Autodesk 360 debesų servisą. Pasibaigus vizualizacijos procesui atsiranda informacinis pranešimas. Norėdami peržiūrėti sukurtą vizualizaciją, pasirenkame komandą Render Gallery. Atsidaro interneto naršyklės langas, kuriame saugomos visos mūsų sukurtos vizualizacijos. Vizualizaciją galima peržiūrėti ir koreguoti. Dešiniu pelės mygtuku išsišaukiame kontekstinį meniu ir pasirenkame komandą Adjust Exposure. Atsidariusiame dialogo lange galima atlikti reikalingą vaizdo korekciją. Vizualizacijos vaizdą galima atsisiųsti į projektą. Tam dešiniu pelės mygtuku išsišaukiame kontekstinį meniu ir pasirenkame Download Image. Uždarome interneto naršyklės langą. Sukurtą vizualizacijos paveikslėlį galima įkelti projekto lapą. Projekto naršyklėje Project Browser pažymime Sheets, dešiniu pelės mygtuku išsišaukiame kontekstinį meniu ir pasirenkame New Sheet. Atsidariusime dialogo lange pasirenkame reikalingo formato lapą ir spaudžiame OK. Programa įkelia lapą į projektą. Dešiniu pelės mygtuku išsišaukiame kontekstinį meniu ir pasirenkame Recent Commands Image. Atsidariusime dialogo lange pasirenkame reikalingą vizualizacijos paveikslėlį ir spaudžiame Open. Kursoriumi nurodome paveikslėlio vietą lape.